Aš gimiau dabar. Visada gerai gimti dabar. Kiekviena nauja akimirka tai naujas gyvenimas. Aš gyvenu šią dieną. Atsibudu 7 ryto ir gimiau. Taip savo pagalvoju, kad gimiau. Kad gimstu kiekvieną rytą, kiekvieną dieną sutinku naujų gyvenimų. Sakoma, gaudyk dieną, gyvenk čia ir dabar. Čia ir dabar tai galima nebūtinai suprasti kaip tipo real-timinį erdvės ir laiko suvokimą. Galima iš tikrųjų keliauti laike ir erdvėjai. Gyventi šią dieną reiškia nesiparinti dėl problemų, kurios kažkada įvyko. Galima apie jas galvoti, bet jų nereikia priminti savo draugams ir artimiems. Kam rūpi tavo problemos iš tikrųjų? O dar neseniai niekas skaičiau, ten buvo parašyta, kad jeigu tave sutinka kančios, kad reikia pakentėti truputį. Reikia priimti tas kančias. Nes po tų kančių ateis geras laikas. Laikas, kada tau bus gerai. Žmogus šiaip iš prigimties yra geras ir jis turi galimybę pasikeisti. Jeigu kažką blogo padarei anksčiau, taigi nereiškia, kad tu blogas žmogus, ne? Tu gali pasikeisti rytoj. Jeigu tu gimsti kiekvieną dieną, tai tu sau duodi šansą pakeisti savo gyvenimą. Čia aš kalbu, aišku, metafora. Ta prasme, rytoj gali būti ir sekanti savaitė, ir mėnuo irgi. Ir dar kiti metai. Aš turiu mini planavimą ir tikėjimą geresnė ateitim. Taip, reikia tikėti, kad bus geriau. Tikėti, kad po tų kančių ateis geras laikas. Tikėjimas yra labai svarbus dalykas. O ypač šiandien technologizuotoje, medijuotoje, komerciškoje visuomenėje. Tikėjimas išlieka toks pat kaip ir anksčiau, prieš kelis tūkstančius metų. Žmonėsgi visą laiką tiki. Vieni tiki į Dievą, kiti į Budą, kiti į samurajus, kiti į pinigus tiki. Tikėjimas yra kaip meilė ir jis laiko nepaliestas reiškinys. Labai svarbu dabar yra tikėti. Vat aš tikiu, kad aš gimstu kiekvieną dieną. Tai yra mano tikėjimas. Tikėjimas, kad kiekviena diena, kurią aš sutinku ją iš naujo. Tai man duoda džiaugtis gyvenimu. Ir aš dar mąstau dabar. Aš galvoju tą ir sakau. Ašgi negaliu atidėti savo minčių į šoną. Arba prislopinti mintis ir jų neišsakyti. Jeigu aš turiu kažką svarbaus žmogaus pasakyti, nuo to priklauso jo gyvenimas, jo ateitis. Taigi aš net netilėsiu, aš turiu pasakyti. O kas bus, jeigu aš jam nepasakysiu? Tokia yra trumpalaikės atminties prigimtis. Sakai, ką mastai, ką matai, tą sakai, ką galvoji, tą sakai. Be jokios chaltūros, be jokių parkių. Aišku, kartais svarbu nutilėti kažką. Ypač jeigu čia yra ne tavo reikalas, pavyzdžiui. Bet čia jau ne mano kontekste. Aš gimiau dabar. Šiuo momentu. Dabar. Mano vardas Simas Petrauskas.